Disclaimeris, Skanius vakaris šiek tiek apsirgęs. Jeigu jis skamba ne taip, nekreipkite dėmesio. Sveiki visi. Čia 5 minutės su Kanijum. Su jumis laisvo stiliaus žurnalistas Kanijus Vakaris. Pradėkime savo reportažą. Jau ilgoką laiką BSK bendruomenėje buvo skundžiamasi valdžia, vienu ar dviejais asmenėmis, kurie neteisingai naudojasi savo jėga. Bet koks pasipriešinimas baigdavosi tremtimi, kaip ir Maibacho apšiktų triusikėlių atveju, kurio patirtį tremtyje aptarėme ankstesnėme video. Ta video taip pat rekomenduojame pažiūrėti, pridėsime jo nuorodą apačioje. Šiandien apklausime vieną aktyviausių bendruomenės narių – BSK prezidentą. Labą dieną, kaip šiandien jaučiatės? Oras gan orus, jaustysena puikia proga menui. Ar gerai pažįstate Amdad? Dievas tik gerai pažįsta, bet mano žinios aistringos. Ką galite apie jį pasakyti? Kokia jūsų nuomonė? Vardas gal ko netrumpas, bet mano kerštas jam amžinas. Kad kaip šūdvabalis jis smarvė teminį. Sens esas valdovas, dulkių valdovas. Oi mano jautri širdelė, neištver šios smarvės. Liūdna pasaka. Daugelis skundžiasi Amdad valdžia. Ar jūs tokios pat nuomonės? 1984 mus išmokė, jog valdovo autoritetas turės būti toks stiprus. Net joks žmogus priešintis iš baimės nenorėtųsi. O šis įžeidimas idealams. Nepatink man jis. Valdžia skirta dulkėms, nemąstantiems būtybėms. Jo sostas ne ką vertingesnis už Maibacho apšiktus triusikėlius. Ar turite kokios patirties su Amdad? Ja pasirėmus, ar galėtumėte papasakoti, kokia yra jo rolė bendruomenėje ir kiek galios jis turi? Su juo privačiai teko kalbėtis jau ne tik vieną sakinėlį. Patirtis klaiki. Jo rolė baimė šaltinis, nėra ikonografinis simbolis. Neseniai net bažnyčios kanalą paslėpė, kai jos vardas buvo pervadintas klebono garbiai. Kokia čia esas valdžia? Šiurpiulys kyla visiems. Ne tik dėl jo veiksmų, bet net nuo jų pasekmių smarvės. Nereik mums tokio žmogaus čia, o jis kaip šūdvabalis elgsias. Jeigu jums tektų atleisti Amdad, ar tai padarytumėt, ar pakeistumėt jį kažkuom ir ar turite kandidatų jau? Maibachas gardžias kandidatas, bet jis bus kaip gražulis reiks kito. Žurnalistas Kanijus nėra blogs variants. Yra stoka veikėjų tik. Politika sunkis rytis, ypač kai reikia ir veiklą sumanyti. Bet reik valdovo, kitaip saulėgražos valdžia auks kaip saulėgražų laukas. Pidarai, eikite iš mano namų blemba. Ar manote, kad Amdad turėtų būti nubaustas už savo nusikaltimus? Jei taip, kokią bausmę jam duotumėt? Tegul gauna paragauti savo vaistų receptą pabūti ištremtą Sibire. Ir jam bus privaloma nusimaudyti muilo irgi reikės duoti, mat savo jo neturys. Ar manote, kad yra kažkas, ką galima padaryti, kad pataisyti politinę situaciją bendruomenėje? Gydyti Maibachą. Jis mūsų viltis. Tik pamatęs teisybę žmogaus biologinės sinapsės neatlaiko susidarė šizofrenija. Šiandienai būtų viskas. Ar turėtumėte dar ką nors pasakyti? Išmintingi žodžiai iš autoriteto. Dėkojame prezidentui už šią įžvalgą. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki Sveiki, mėly žiūrovai, čia TV BSK karščiausios naujienos. Buvęs BSK bendruomenės žurnalistas Kanijus Vakaris buvo areštuotas už nelegalų energetinių gėrimų dalinimą nepilnamečiams komikon Baltics metu. Pasižiūrėkime į pareigūnų kameros įrašą. Saugo galvą. Negalima taip, aš nekaltas. Išsiaiškinsim komisariate. Negalima taip, aš Kanijus Vakaris. Jūs žinot, kas aš toks? Sužinosime teisme. Negalima taip. Išsiaiškinu man. Važiuojam.
Įtariama Kanijus Vakaris galimai bus pasodintas metams arba jam bus duota 5 eurų bauda. Iki kito karto.